Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie mąstymo klaidas versle. Visi žinome posakį. Jei nori rasti naujų sprendimų, mąstyk nestereotipiškai. Deja, daugelis iš mūsų niekada ir nesiryžta išbandyti netikėtų idėjų, iš karto jas atmesdami. Nesąmonė, nieko iš to nesigaus. Šiandien pas mane svečiuojasi Laura Kaziukonienė, įmonės Super Garden savininkė ir vadovė. Ir mes šnekučiuosimės apie tai, kaip įveikti šią mąstymo klaidą, kaip prisijaukinti riziką ir suteikti šansą kitoniškumui. Laura yra įkūrusi įmonę, kuri gamina šaltyje džiovintus produktus ir yra sulaukusi pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Lauros įmonė nebijo eksperimentuoti, bendradarbiauja su mokslininkais, diegia naujoves, gamina funkcinį maistą astronautams, o pastaruoju metu mėgina jį pritaikyti ir kariams. Labas, Laura. Sveiki. Labai džiaugiuosi, kad tu atėjai į laidą. Dažniausiai mes šioje temoje nagrinėjame, kaip mąstymo klaidos pasireiškia ir kokios yra pasekmės. O šiandien mes su tavim pakalbėsim būtent atvirkščiai, kaip va tas nesąmonė iš to nieko neišeis, gavosi tavo gyvenimo turbūt strategija, verslo strategija. Tai kaip tu apibrėžtum, kaip va ta mintis nesąmonė iš to nieko neišeis, radosi tavo versle priešingai? Pas mane versle visą laiką nuo pat pradžių viskas buvo daroma kitaip. Kai aš pradėjau su liofilizuotom uogytėm, tiesiog ieškojau sprendimo vaikučiams, tai buvo jau rinkoje šitie produktai, bet jie buvo kaip ingredientai. Aš sugalvojau tą patį ingredientą paimti ir pritaikyti kaip galutinį produktą, kaip galutinį užkandį. Tai tą patį daiktą kitaip pasiūliau. Lygiai taip pat buvo visos pakuotės tik indeliais, aš pasiūliau maišeliais. Ir taip mažai žingsniukais kažkaip pamačiau, kad viską, ką darau atbulai ar atvirkščiai, pasteisina. Ir tada suvokiau, kad nereikia bijoti nestandartinių sprendimų ir netgi tai ne tai, kad filosofija gavosi įmonės, bet mąstymo būdas, kad tu turi kažkokią temą ar problematiką ir tu ją pabandai pažiūrėti visai kitų kampų, tiesiog iš visiškai priešingos pozicijos. Ir ne visą laiką, nebūtinai tai pasiteisina 100%, bet būna tų sprendimų ir kaip parodė laikas, kad dažniausiai tie sprendimai ir padeda išsiskirti rinkose ir pasiekti tokių rezultatų įdomesnių. Kai klausai tavęs, atrodo, labai lengva. Mes visi žinom, kad galima kitoniškai pasižiūrėti ir ten yra sprendimas. Ir natūraliai kyla klausimas, o kaip tu susitvarkai su pasipriešinimu? Ta prasme, aš netikiu, kad, žinai, tu sakai, dabar darysim kitaip ir visi taip, plojam, dabar darysim kitaip. Kaip tu susitvarkai su savo vidiniu pasipriešinimu, ar čia tikrai neklysti? Ir kaip susitvarkai su aplinkos? Gavosi gana natūraliai, kad mes pradėjom veikti specifiniai rinkoj, kurioje nebuvo specialistų, nebuvo patirties, ne tik kad pas mus, toje rinkoje išvis nebuvo. Tai kai pradėjom ten su uogytėm liofilizuotam, tai dar kažkas, tai buvo suprantama, bet liofilizuoti ledai, kurie netirpsta, tai mes pasaulyje esam lyderiaujant įmonė. Ir tada, kai tu supranti, kad tu neturi ko pasiklausti, tu turi visus sprendimus rasti pats, suvoki, kad neišvengiamai bus tų klaidų ir pradedi jų nebijoti. Ir kai pradedi nebijoti, tada atsilaisvina, kaip sakyti, ir kūrybiškumas, ir smegenis. Ir mes esame įvardinę, kad mūsų įmonė yra labai pakanti klaidoms. Tikrai pakanti klaidoms, tik nepasikartojančioms. Pasikartojančioms klaidoms ne. Ir viskas, kai tu klysti, tu dažnai klysti, ateina suvokimas, kad išvengti visų klaidų ar problemų neįmanoma. Tada tu privalai suvaldyti bent jau kritinės, pagrindinės. Ir jie suvaldžius tave nuves į tuos nestandartinius sprendimus. Reiškia, nereikia bijot klysti
nereikia bijot klysti. Aš nekalbu apie esminės klaidas, tai ne, bet šiaip, kai tu kuri produktus, ieškai sprendimų, ieškai naujų kelių kažkur, tai nebijok. Kas žino, jeigu naujas rytis, kas gali pasakyti, tai bus gerai ar blogai? Nu, jeigu naujas produktas rinkoj, nu, tai tu tik tais padaręs ir patiekęs rinkai, išbandęs, sužinosi. Taigi ta pačiai, kad nebijau klysti ir tikrai žmonių, tiesiog aš sakau, aš pykstu tik tais, kai yra nepadaryta, bet jeigu tu darai ir suklydai, tikrai nebaisu. Tavęs beklausant, atsimenu vieną posakį milijardieriaus Jacko Ma, Alibabos kompanijos įkūrėjo. Kažkada tai man labai užstrigo. Jisai sako, jeigu aš žmonėms pasakau idėją, savo komandai ir visi ploja rankomis ir eisim daryti, aš sako, niekada tos idėjos neįgyvendinu, nežinau, kad tuo metu apie tą pačią idėją galvoja dar ten, nežinau, 100 000 kompanijų. Bet jeigu pasakau idėją ir visi žiūri, ne, čia neįmanoma, tada einu ją įgyvendinti. Reikšmiškai, todėl kad jeigu ta situacija yra problematiška, sudėtinga, tai reiškia, jinai visiems problematiška ir sudėtinga. Reiškia, bus mažiau norinčių eiti šitą sritį. Ir jeigu tu esi greitesnis, kūrybiškesnis, tai tu gali pirmas ten atsirasti ir nugriebti tą grietinėlę arba surasti tos sprendimus. Nereikia bijoti iššūkių, nereikia. Ir čia gal toks patarimas net gimsta, jeigu aplinka sako nesąmonė, toks yra išsireiškimas nesąmonė, taip niekas nedaro, taip neišeis, tai reikia matyt suklusti, įkvėpti orą ir pažiūrėti, kame tai yra skirtingumas, kitoniškumas ir ką gali atrasti. Tikrai taip. Ir kadangi jau ne vieną kartą tas pasiteisino, tai šita nesąmonė kartais veikia kaip geriausia motyvacija. Kad paimsim ir dar kartą įrodysim tai, kas stereotipiškai aplinkoje atrodo, kad nesąmonė, mes galime įveikti. Tai mes dabar pakalbėjom apie kitoniškumą produktuose ir dabar nemažai kompanijų apskritai ieško naujų rinkų, galvoja apie eksportą ir tavo patirtis labai įdomi yra antrajam kontekste apie nesąmonę, kad niekas neišeis. Tai būtent, kad nesąmonė, tokiose rinkose mums niekas nepavyks. Tai įdomu, kaip čia tavo atsiskleidė strategija, nežinau, DNR. Taip, mūsų rinkos yra tikrai egzotiškos, tam tikrą prasme kultūrinio, sakyt, kitoniškumo. Pagrindinės rinkos pas mus yra Amerika, Japonija ir artimieji rytai, sakykime, arabų kraštai. Tai jeigu žiūrėti kultūriškai, jos visiškai skirtingos ir su savo didelėm specifikom ir probleminės. Amerika tai viskas gerai, bet Japonija ir arabų rinkos yra tikrai sudėtingos. Ir daugelis irgi sakė, ką jūs ten darot, kodėl jūs einat tokiu keliu. O todėl ir einam, kad mes ten esam pirmieji, su mūsų produktais esam pirmieji. Ir, pavyzdžiui, kaip pas arabus, juk ten iš vis moteris verslininkė, tai čia atskiros laidos mums reikia pakalbėti apie tai. Ir ateina moteris su specifiniu inovatyviu produktu, kurio iš vis nėra regione. Ir ką jūs pasakysit, tai jau yra įdomu. Ir aš tik supratau, kad daugelį žmonių, tai verslas, pinigai yra privaloma bazė, bet antras dedamoji, jam turi būti įdomu. Jiems patiems. Taip, jiem patiem tiesiog kaip žmonėm. Taip, jie turi matyti verslą, turi matyti galimybės, bet kaip būtų smagu parduoti duoną, parduoti netirpstančius ledus, yra šiek tiek įdomiau kabina. Tai taip, kad nereikia bijoti ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip su Japonija. Japonija yra labai labai konservatyvi. Perpildyta rinka labai konservatyvi. Ir jie nieko nepripažįsta, kas yra naujo iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės, kai ta rinka yra tiek perpildyta, tai tik su visiškai naujais produktais ir gali įeiti į ją. Tai gaunasi toks nonsensas. Iš vienos pusės jie konservatyvūs, bet su tradiciniais produktais tai jau ten pavėlavai, ten visko yra, viskas užpildyta. Tai tik su naujienom ir gali patekti. Dar beklausydama tavęs atėjo mintis, savo taip uždaviau klausimą, įdomu, kodėl mes sakome nesąmonę, kad nieko nesigaus, nors pagal tavo pavyzdį matom,
kad ten yra galimybė ir būtent kas yra nesąmonė, tai kitai pusei tai yra įdomu ir šiandieniniam verslo pasaulyje, ypatingai kitose rinkose, tai yra net savotiškas kriterijus įsileisti tą produktą. Ir man atsakymas atėjo, kad greičiausiai tas yra nesąmonė, už to slypi, kad jeigu aš būsiu kitoks negu visi įpratę matyti, aš būsiu kažkoks tai prastesnis, ane? Nu, toks, kad liktai už to slypi tokios sumažintos savivertės klausimas. Taip, ir sumažintos savivertės galbūt ir tiesiog apsauginė kažkokia reakcija. Juk jeigu būsi kitoks ir darysi nestandartinius, nu jeigu tau nepavyks, tai gal pašieps. Gal išjuoks, šiaip pirštu pabadys. Susifeilinti angliškai tariant. Jo, ir čia irgi yra, aš manau, kad kultūra, pavyzdžiui, pas žydus, ar ne, Izraelį, ten, kai jie, kaip sakyt, lyderiauja su inovacijom, pas juos tų nesėkmių skaičius yra vienas didžiausias pasaulyje. Bet ten, pavyzdžiui, jeigu tu iš 10 ten tą vieną sėkmingą turėsi atvejį ar verslą, prieš tai 9, niekas niekada Izraelį tavęs nepasmerks, nepasijuoks, nes reiškia, tu ieškai, bandai, renkiesi patirtį, nu gerai, nepavyko, bet kažką tu išmokai padarai. Tai čia, aš manau, tikrai yra kultūriniai dalykai ir pas mus Lietuvoje tas, ne tai kad apšnekėjimas, pasmerkimas, bendras viso toks vertinimas, jis vis tiek turi dažniausiai negatyvo atspalvį. Nu, pasakyt, kad kažkam nepasisekė, pas mus kraujyje labiau yra įprasta, negu pasidžiaugti, kad kažkam sekėsi ir dėl to, manau, žmonės bijo. Man dabar į galvą atėjo prisiminimas, klausiausi Oskaro Koršunovo interviu apie Eglę Žalčių karalienę ir jo interpretaciją, kad būtent šitas mitas veikia mumise ir tai atspindi, kad mes labai sunkiai priimam kitoniškumą, va tas būtent, kad žaltys kitoks, jį reikia ten jūra po vandeniu, tai yra ne žemė, kitoniškumas, vat ant kiek giliai mūsų kultūroje veikia, kad mums va tas kitoniškumas yra kaip ir blogumas ir va taip, tada turėti tiek drąsos ir nebijoti, angliškai tariant, susifeilinti, kaip dabar mes tą tokį įsireiškimą turim, ir daryti tos veiksmus. Ir grįžtant prie tavęs, man kyla klausimas, tai kaip va tas nebijojimas suklysti atsispindi jūsų kultūroje? Taip, tai vat labai pavyzdį duosiu. Organizaciniai kultūrai, taip. Pavyzdį duosiu, nes tai geriausiai gal, kaip sakyt, iliustruos. Pas mus vienas iš didžiausių atradimų gamybinių technologinių įvyko tada, kai gamybos darbuotoja neatėjo į darbą sąmoningai ir išvengdama ateimo į darbą savaitgalį, jinai suklastojo programą gamybos ir ten tuomet gavosi labai įdomus produktas. Ir jinai atėjus pirmadienį į darbą, jinai suvokė, kad prisipažinti, kad tikrai sąmoningai jinai pažeidė tvarkas ir apgavo įmonę, neatėjo į darbą, ar ne, kaip jai priklausė, ten reikėjo išimti produktus iš liofilizatoriaus, kad šitas nusižengimas bus nevertinamas, jeigu jin atneš šitą idėją ir tą rezultatą, koksai pavyko. Taip ir buvo. Tai reiškia, aš jau manau, kad mes vis dėlto turim tą inovatyvią kultūrą, reiškia gyvą, ne teorinę, neužrašytą, o gyvą, kad žmogus netgi žemiausiai grandy suvokia, kad atnešti kažką kitaip, tai bus daug geriau netgi, net pasakyti, kad, iš tiesų labai rimtai pažeidė vidaus tvarkas. Tai tas tikrai neateina per vieną dieną. Pas mus nėra blogų idėjų. Pas mus nėra įmonėje nesąmonių. Kiekviena mintis į kažkur veda ir žino, kad tiek pas mus galima irgi brainstorminti, kaip pavadinti, iki absurdiškų kartais, bet tos kiekvienos absurdiškos idėjos, netgi tą minutę, jeigu jūs atrodo absurdiškos, paskui, kai jos susiguli, permiegi, arba atsiranda kažkokia papildoma dėlionės detalė kažkada, tai jisai pasižiūri, kad gaunasi visiškai prasmingas kelias į inovacijas.
Mes vienoje laidoje kalbėjom su Pauliu Vižiniu, OBC konsultacinės įmonės vadovu. Ir man labai patiko jo mintis, kad esmė yra tame, kad mes sumaišome du reiškinius. Ta prasme, yra klausimas, ar tai yra klaida, nu, tai jau čia Taip. atskira galėtų būti laida apie klaidų tipus, ar tai yra nepasiteisinęs sprendimas. Taip, fantastiškas požiūris. Dažniausiai, jeigu mes įmonėse baudžiam už nepasiteisinusius sprendimus, nu tada niekas ir nebeeksperimentuoja. Taip. Mes esame vardinę. Yra klaida, ar ne, jeigu, kaip sakot, klaida, ir pasikartojanti klaida. Taip. Tai vat, ko mes netoleruojam, pasikartojančių klaidų. Taip. Jeigu tu kartoji ir kartoji, bet jeigu tau tiesiog ar gavosi paieškose, kaip tie bandymai, čia iš vis nediskutuotina. Yra okei. Viskas yra okei. O tavo pačios santykis su klaidom yra koks? Aš jų tiek daug pridariau, kaip aš kolegom sakau, nebijokit klysti, nes vis tiek jūsų kartu visų paėmus klaidas, jų vis tiek bus mažiau negu aš esu jų pridarius gyvenime. Tikrai labai daug, ne tik gyvenime, šitam versle labai daug priklydus. Bet tada kažkaip tai gaunasi ne tai, kad atsparumas, bet tas, nežinau, nebijojimas jų, nes, pavyzdžiui, grįžkim prie kosmoso temos. Taip. Ne? Šiuo metu pasaulyje visą maistą tiekia NASA. Reiškia, Amerika turi visišką monopolį. Taip. Ir atvyko prieš 3 metų Europos kosmoso agentūros atstovai šnekėti su Lietuvos besikuriančia ir pirmus žingsnius žengiančia kosmoso pramonė. Ir aš nuėjau irgi į susitikimą ir nieko tuo metu neturėjau ką pasakyti. Tiesiog žinau, kad ta mūsų technologija, jinai tinka kosmosui, tiek žinojau. Ir mes susėdom, padiskutavom, aš užsirašiau jų tą laiką, paprašiau, kad skirtų, pradėjom bendrauti, išsidiskutavom. Ir aš jiem irgi patiems sakau, bet tai kodėl tik tais Amerika? Juk mes turim technologiją. Turim patirties, kodėl mes negalim. Ir ta pati Europos kosmoso agentūra sako tikrai, o kodėl mes negalim? Taip. Tai, kaip sakoma, viskas padaroma darimo būdu. Tai vienas dalykas, bet jo, turėti tos drąsos, nebijot klysti. Nu, kas duos per galvą, jeigu nueisi paklausti? Sakys, ne, nedarom. Nu, okei, bet pasiklausi. Štai papildyčiau. Turėti drąsos, nebijoti susifeilinti. Nebijoti, kad tau kiti pasakys, nu, klausyk, koks tu keistas. Nu, gerai keistas. Nu. Čia turi išsiugdyti atsparumas. Taip. Tai tavęs visiškai nežeidžia asmeniškai. Tu eini ir padarai ir tada tu ramus, kad tu pasiklausai, tu sužinojai. Ir man labai patiko tavo elgsenoje, mąstyme, atskirimas klaidų ir pasikartojančių klaidų. Dabar daug organizacijose yra šnekama apie strategiją su klaidom, bet yra klausimas ne pati klaida, yra klausimas žmogaus santykio su klaida. Jeigu tu sugebi priimti klaidą, Taip. o jeigu jau yra ypatingai pasikartojanti klaida, o nesakyti, ne, čia viskas gerai, sugebi sau reflektuoti, kokia yra priežastis. Okei, čia klaida, čia nepasiteisinęs sprendimas, čia tikrai yra klaida ir iš to pasidaryti išvadas ir veikti kitaip, nu tai mes per klaidas mokomės. O jeigu mes užmerkiam akis, bijom, kad mūsų už tai nubaus ir slepiam. Mūsų kolega, vienas įmonėje, jisai įnešė irgi tokį labai mažą, bet esminį pokytį pas mus. Jisai atėjo ir visą laiką, jeigu sako, mano klaida. Taip paprastai, kad visi suprato, kad suklydus tiesiog pasakai, mano klaida. Aš suklydau, žmonės klysta. Tyčia, netyčia, visokių situacijų būna, ar ne? Nereikia bijoti, išsisukinėti, pasiteisinti, kurti istorijų. Tiesiog, mano klaida, jeigu iš tiesų viskas uždarytas, šita tema. Mes judame į priekį. Nereikia bijoti klaidų. Mūsų laida ateina prie pabaigos ir dar noriu paskutinį klausimą užduoti tau. Dabar mūsų klauso žinių radijo klausytojai ir jeigu jie galvoja, gerai, dabar aš gal ten įmonėje su klaidom truputėlį esu per griežtas, noriu, kad daugiau būtų eksperimentų, kad žodis nesąmonė, tai yra, už to slypi mano naujos galimybės, jeigu kas nors pasako, nuo ko pradėti? Neblokuoti žmonių. Vienas dalykas neblokuoti su idėjom. Pradėti nuo šito.
kad žmonės pradėtų laisvai skleisti savo mintis. Tai yra pirmas žingsnis. Nuo minties, pasakymų, panašiai. Paskui, jeigu atsitinka kažkoks veiksmas, kuris nepavyko, kaip jūs sakėt, nepavykęs bandymas, jokių būdų nesmerkti. O pažiūrėti, o ką iš to bandymo, kokį mes atmetimą padarėm, kas nepasiteisino ir mes ko nekartosim kitą kartą. Ir taip būtent, kad tą iš pozityvios pusės nebausti jokių būdų, bet pažiūrėti, kiekviena klaida juk yra pamoka. Taip. Man labai patiko pokalbis su tavim ir man patinka labai kalbėti su verslo praktikais, kurie nežinodami jokių teorijų, metodų, kitą kartą tiesiog atspindi, nes yra vienas metodas neapibrėžtume, kaip negali priimti jokio sprendimo, tiesiog priimti veikiantį sprendimą. Nebūtinai jis ten teisingas bus, bet kaip tu labai gražiai pasakys, iš to veikiančio sprendimo atmesi, kas netinka. Taip. Tai ačiū labai, Laura, kad atėjai į pokalbį.